man ateikit. Aš dėl tavęs tipo draugą pakviečiau, sako, ir toks telefoną tiesiog šiandien. Tik mane mylėk, pienių vynas. Pienių vynas. Na kągi, sveiki visi. Labas rytas. Šiandieną su jumis esu aš, Ignas Leščiauskas. Šiandieną dovanojame dar vieną vlogą iš Silver Stars vasaros ciklo. Šiandieną keliausime į Kretingos 3x3 turnyrą, atbelsti visų priešininkų. Na ir visą vlogą matysite iš mano perspektyvos. Na o dabar likiu į dušą ir greit grįšiu. Na kągi, turint omeny, kad per vėlai atsikėliau. Biškį vėluoju, jau ponas Sidabras laukia manęs lauke. O ten va galima matyti jį. Tai to išleisim pasisveikint ir lėksime į Kretingą. Na kągi, pas komandą atvažiuojam. Labą rytą. Vėluojam 2 minutės. Man ne aš kaltas, kad per vėlai parašai. Sveikas, sveikas. Ir yra dar žmonių, kažkaip per žmonės. Dėjo kaimiečiai kažkokie. Vėl filmuoju, koks komentaras šiandieną prieš važiuojant į Kretingą. Ką norite išgirsti? Kažką gero, ką turite tiesiog pasakyti nuo širdies. Vyrų grupiai Silver Stars 1 pirmė, Silver Stars 3 antrė, Silver Stars 2 treti. Minimalus pataisimas Silver Stars 3 pirmė. Ačiū. Nepraeik pro šalį, man papasakok, kaip tu gyveni, žodžiai daug ką gali. Ir gyvens maniau, kaip esam ne vieni. Nepraeik pro šalį, man papasakok, kaip tu gyveni, meilė viską gali. Kai sirpsta išnesu valkijoje, raudonos, kad pravirkt gali. Prasada laša nuo mėly, lyg dalgio ašmenys gaili. Na kągi, atvykome į Kretingos sporto centrą. Pasiruošę visus atbelst. Mantai, kokios nuotaikos prieš turnyrą? Nusiteikia kovingai, suplėšsim varžovus. Ačiū. Rinktinė žaidėjas Arijus Bušma. Sveikas atvykęs į pastatą. Kokios nuotaikos šiandieną? Puikios. Pasiruošęs nugalėti. Kaip vakar varžybos? Koks komentaras? Laimėjom +8 prieš rinktinį. Tai tik parimti. Perdavėte Tadui Augustauskui linkėjimus. Jie geri yra. Kas? Jie mėlyni. Jie vieno pagrindinio žaidėjo neturi. Traumą gavo. Nu! Blecha, nu! Gerai! Nama! Gynyba! Netampykus, Maikės, gaidyk. Nesąmonė! Elvo! 5, 4! Va! Davai gynyba! Nemeta! Oi, neskaldyk lentu! Nu, davai, turiu! Kartuok, yra! Va! Paėmė! Alio, čia mūsų vanduo! Joki, čia mūsų vanduo! Ai, pasiskolinsiu. Derinis daro, ne? Ne visada. Bet turim derinių. Nesijaudink, nesakysi tau nieko. Ne, nereikia. Mes prieš jumis kitą, ne? Jo. Oi, bus fainiai. Žingsniai. Oi. Lenta ir vėl kenčia. Bauda, gerai. Pasikeis. Tak, susimes baudas. Tak. Lukai, kas yra? Sakai, pataikysi trajeką. Neplėkšk, Maikės, turiu.
Pakabinai. Bravo. Norėjau stogą. Visas paaiškinama. Ir šitas buvo atsikabinės. Viskas paaiškinama. Arijau, kokios nuotaikos po pirmo grajaus? Liuks, Dovidai, tavo? Svajūnai, kokie komentarai varžybų? Tragiškas jūsų žaidimas. Eilinį kartą. Šlepa. Tavo Joki, kokia nuotaika? Liūdna. Tai valius. Kas čia vyksta? Man tai kokia nuomonė, kur išsiveda Arijų? Parūkyt. Už kampo parūkyt. Šlepas. Visiškai. Ignas yra maladės, bet kartais susisavanaudžiauja. Draugiškas labai. Magnetas. Linkėjimai. Ignai. Ką palinkėsite, Ignai? Toliau tobulėti. Trigubą dublį kokį. Šauti. Pausterį. Pausterį. Būtiniausiai. Nežinau tiek. Na štai ir grįžta jaunimas. Svajūnas Sidabras su Arijum Bušma. Arijau, pasirodė, kad tu esi su mikrofonu. Su mikrofonu? Tai tu rūkyti išsivedai. Glusai, linija. Žiūrėk. Ui, tu. Valgyk per jėgą! O! Bravo! Kai vaiką! Kai vaikus vėl. Dai. Mano Matėjus, eik čia. Eik, bauda buvo. Nu, kokias nuotaikos? Kas? Nu, tai kaip sekas? Zaibys? Meistrajak. Too small. Džiaukis, kad bloką negavai. Neleis mest. Bravo. Pasisekė, kad rajako nebuvo. Small. Kitą grajį bus trajekas, prižadu. A kągi, kaip sakoma, vyresnėji parodė patirtį ir ištvermę ir patenka į finalą, o šie mažieji vaikai gauna nuo kurartiečių jungtinės komandos. Gal galite pakomentuoti, ko pritrūko? Pataikymo reikėjo nusiraminti labiau. Ir gerai, galėjom laimėti. Ačiū už komentarą. Sėkmės dėl trečios vietos. Vienas faktas, Zalipukas įmetė trajeką. O tada jums nebuvo šansų. A kągi, pergalė buvo pasiekta prieš šios vaikinus. Ignas labai prastai. Aš, kaip sakoma, savo indėlį padariau, įmečiau trajeką, atkovojau kamuoliu, traumuoja žmonės, bet traumuotas žmogus, visiems pažįstamas, buvęs Silverstaras, o ten esantis Jokūbas Drakšas eilinį kartą mumis išgelbė. Taigi, U16 pirmas tikslas pasiektas, auksas yra. Dabar laukiam mėgėjų, ten tikslas top 4. Na kągi, šiandieną sveikinamės su trečios vietos laimėtojų U16 grupė. Papasakokite, ko pritrūko iki finalo ir kaip sekėsi dėl trečios vietos. Fiziškumas, sakyčiau, vis tiek prieš metus vyresnis žaidžiam ir aišku sėkmės. Nes kaip, ką galiu pasakyti, kad pusfinalį tikrai labiau pasisekė priešininkams. Sėkmės ir fiziškumą. O kas pasisekė?
nepasisekė dėl 3 vietos? Nepasisekė niekas, tik per juodą darbą. Buvo nusiskundimai iš taurių komandos, kad jumis iškerino teisėjai. Nu, nežinau, mes jiem nieko nesakėm, kaip yra, taip yra. Kodėl pralaimėjote pusfinalį? Kokios to priežastys? Sakau, pasisekė, nu. Na, tikrai ne. Pasisekė, susimetė metimus, kurių neturėjo susimetti. Ką galite pakomentuoti šiaip apie savo pasirodymą? Nes tragiškas žaidėjas aš esu. Nieko naujo. Dėjimą. Eik, nevykėlis. Na kągi, dabar apdovanojimai. Kaip sakoma, dominuoja. Gera komanda, tikrai geriausia. 3-3. Kur man stot? Čia. Dalinsitės. Kokie spėjimai, kokią skonį ošį? Lapelių. Aš sakau, chujovas bus. Dėkui. Opa. Pastaičiai treniruotės galėsiu su tokiam ateiti. Na kągi, galima jaučiu drąsiai sakyti, kad žalias ošiai yra pats skaniausias ošis. Tikrai. Ir toks įdomesnis, pats twistas, vietoj medalių gavom taures. Kaip nekeista, taurės gavo 4 vietą ir taurių negavo. Kągi, atsiejam apdovanojimus. Kas gavo maisto, kas gavo koinių ir pinigų. Na kągi, atsiejam apdovanojimus už U16 ir iš karto keliaujam prie mėgėjų. Čia tikslas yra top 4. Esu nusivylęs Ignu Lečiausku. Labai žulus ir įkyrus vaikis. Labai pristoja prie Svajūno sidabro. Tai tiek. Ignas Leščiauskas yra labai blogas komandos narys. Yra blogas komandos kapitonas, niekad nesikeičia, vienas nori žaisti visą laiką. Viskas. Ignas Lečiauskas yra rakšti subiniai. Buvo žaista pirmas rungtynės mėgėjų grupiai prieš Silver Stars antrą komandą. Buvo patirtas pirmas šiandienos pralaimėjimas. Niek, atsigreipsim, dar visai neblogai žaidėm. Mes pametėm galvas, bet žaidėm tikrai vis tiek. Dar palyginti neblogai. Niek, atsigreipsim dabar šitose varžybose. Ir tiek. Aš Neilas Vitkauskas. O aš Oskaras Želvys. Ar užmiršau paminėti, kad 2-8 komandas Silver Stars 3 mėgėjų grupėje krito ketvirtfinalį prieš Oversize komandą. Nu, nepasisekęs mėgėjų etapas, bet kitą kartą atsimsi. O dabar finale žais Silver Stars antroji komanda, o dėl trečios pirmoji. Na ir tikimės, kad abudu finalai bus laimėti.
Čia aukštagirė. Na kągi, turnyrai baigti. U16 įvykdė savo pirmąjį tikslą iš 2. Užimti auksą. Turnyras šiaip tikrai buvo neblogas. Visos varžybos ėjo sklandžiai, ramiu veidu buvo nugalėti varžovai iki finalinio etapo. Nežinau. Tikrai priešininkai turėjo gerą pradžią finale. Gal pametėm galvas, bet galų gale Jokūbas Drakšas sugebėjo ištempti eilinį kartą mūsų komandą paskutiniam sekundėm ir laimėjom auksą. Na, o kalbant apie mėgėjus, dalyvavo 3 Silver Stars komandos. Medalius laimėjo 2. U16 komanda Silver Stars 3 dėja neįvykdė antrojo tikslo ir krito. Antrajam ketvirtfinalį krito prieš Oversize komandą. O kalbant apie pirmą ir antrą komandas, tai pusfinalį tiesiog pranašesni buvo Silver Stars antroji komanda, nors ir netekė vieno žaidėjo, bet sugebėjo ištemti pergalę prieš Silver Stars pirmąją komandą. Na ir finaluose Silver Stars pirmoji komanda praktiškai tempiama Tautvydo Rudžio. Laimėjo 3 vietą, šiaip ne taip. Po paskutinę sekundę įmesto trajeko buvo nukauta Oversize komanda ir buvo patirtas toks mini triumfas 3 vietos. Na, o finale, matęs, pritrūko patirties, pritrūko to veteraniško tokio balsą. Ir ant 1 taško pralaimėjo Silver Stars antroji komanda ir teko ragauti neskanę sidabro skonį. Neskanų sidabro skonį. Na, tai šiandieną tiek. Silver Stars komandos patyrė turbūt visų įmanomų medalių. Buvo ir 1, ir 2, ir 3, ir 4. Ir kritė ketvirtfinalių. Bet šiaip turnyras buvo geras. Džiaugiamės. Tikrai žaidimas buvo neblogas. Yra dar kur dirbti. Na, bet čia kitiems turnyrams. O dabar, nežinau, galimai varysim į miestą. Laukiam Svajūno sidabro ir kitų. Ir yra planas pasikultūrint, pasižiūrėti, ką Kretinga yra mums paruošus. Na, o dabar lėkiu į vidų. Na ir čia yra niokojamas miesto paveldas. Vyksta procesas. Chuliganizmas. Yra klijuojamas naktinio 3x3 krepšinio Powered by PSK, formalinės statybos kompanija Lipdukas, tam, kad kretingiškė atvarytų geriausią 3x3 krepšinio turnyrą Žemaitijoj. Vidas. Šiandien yra. Kietai, ne? Ir štai Svajūnas sidabras. Čia mano geriausiam draugui Matui Rupšlaukiui. Ačiū geriausias draugais. Prašom šlepą. Šiandieną turime 2 gėrimus. Limonadą, kuris yra iš viešbučio. Ir girą, kurios nereklamuosim. Na, manau, pradėsime nuo giros. Kas tvarkyši? Esu ragavęs ir skanesnių. Tiek pasakysiu apie šią girą. Dabar limonadas. Pasą. Rekomenduoju. Pizzerijas nereklamuosim, bet rekomenduoju šitą limonadą išbandyti. Na kągi, gavome pirmąją pizzą. Nuotaikos visi yra išalkę, laimingi, kad gavo pizzą. Aišku, kažkas pizzą valgo, tiksliau padažas su pica.
Taip, klausau. Kaip gali valgyti? Nu, tikrai, ne pati geriausia, ne pizzerija. Nelabai. Nu, kokia jūsų nuomonė, jaunasis Kretingiškis? Džiaugiuosi, kad iš vis gavau valgyti. Na ir aišku. Na ir dabar, galiausiai, rimčiausias žmogus. Taste review. Galiu paslinkti. Na, tikrai. Asmeniškai sakau, nebloga pica. Puikus traškumas. Na, skanaus visiems, kas valgot, mes einam valgyti. Da, po picų. Esame bare. Valgome desertą. Kiek tu filmuoti gali? Anisai lieka. Kada gauna sidabro lietus? Kai įsisioju. Kas čia įrašy? Ai, juvelyrį. Nežinau, kad tu turi savo brandą. Yra sidabras. Ne, nereklamuosiu. Bet yra. Yra dar Silver Fox mano brandas. Ten kailinius pardavinėjau moterims. Tai jau va taip įgyvenom. Nu, viskas aiškus. Davai, tu spjau, kad čia geriausia. Gaidys. Visca el Barça, Visca el Barça. Ala Madrid. Ala Madrid. Visca el Barça. Visca Catalunya. Madrid. Puta Barça. Puta Barça. Puta Barça. Pašokam. Nu, dabar gaunam dar vienus paplius. Ačiū svaikai. Ačiū. Svajūnui sidabrui. Ne juos, poverį. Valgome tautvidą. Daug tautvidų. Tautvidą savo giminaitį. Stundan tautvido. Kas tau yra? Tautvidas mano draugas. Iš tikrųjų, nu, ne bazarink. Negražu, negražu. Taip. Na kągi, bendru sutikimu visa grupė pasišalina iš šventės, dėl to nes asmeniškai nebuvo nieko įdomus, dafiga žmonių nebuvo ką veikti. Da ir sėdame į Svajūno mašiną, pasiėmam kamuolį ir einam išsiaiškinti, kuris yra tikrasis laikroduko čempionas. Oi, kaip prisėst gerą. Esu atidaužytas po šiandienos turnyro. Visi, kas galėjo, tas daužė. Na ir štai Svajūnas sidabras. Sėda. Ir mašina. Čia tavo kuprinė čia. Ne. Nes nėra daugiau niekino kuprinės čia. Ar tu čia pasišykai? Gerai, esate pagarsėjęs kaip įspūdingų šukuosenų savininkas, kurį įspūdingiausiai? Na, populiariausia. Manau, sakyčiau, kur daug kas iš manęs juokėsi ir tyčiasi, yra mano ilgų plaukų fazė. Kaselytė, ar ne? Kaselytė. O man asmeniškai geriausia kol kas ši. Aš sakyčiau, labai tiktų baskatas. Oi, ne. Jeigu šits vlog surenk 2000 peržiūrų, kas neįmanoma, tai baskata. 2,5. 2,5? Gerai. 2,5. Gerai. Finalas, prisistatymas. Ignas Leščiauskas. Matas Rupšlukis kėdarnu. Nu, Matas Rupšlukis pradeda šią seriją. 3 metimai. Iš bet kur. Iš bet kur? Iš bet kur. Oi. Oi. Baisusis kampas. 1-1. Trauksi. Mes! Kiek čia gali sumėti? 2-2. Молодец. Tai yra liūdna. 3-3. Taip. Tai galimai yra viskas. Bet ne, aš tikiu, kad It's not over until I win. Vienas. 3-3. Oldu, net 3-3. Dirbo eurą.
Ištrinsim šitą. Iki tokį. Lenelis nesis. Ignai komentarą. Užblūrinsim šitas nuogybės kabaną negautumėm. Kaip sakoma, varžovas sužaidė be klaidų. Taigi, tiesiog mes padarėme vieną minimalią klaidą. Ir, minimali klaida buvo, kad minimali klaida buvo kaina iki mano pergalės, neįmestas metimas. Ką žinau, sveikinu varžovą, jam tikrai pasisekė šį kartą. Esu vicečempionas. Ir dabar reikia įrodyti, kad esu iš tikrųjų tikras vierchas ir laimėtų. Kiek turite matų ir apšaukų? O kiek kiti turi? 2,5. Ką galiu pasakyti? Jo! Padaryk savo paukščio ženklą. Palaukit. Nice. Nu ką? Sik, bet dar turi mes, gal nedamesi. Davai, nedamesi. Davai, rimtai, einam momentavimą, išsilyginsim. Vardą pavardę. Aš esu Matas Upsnikas. Dovydas, pristatymas. Neaptaikiau, esu Dovydas Biržinis, Šilalė. Kas pirmas pradeda šį finalą? Gaidys. Geluonis spaudžia žemį. Šią norėčiau. Gerai, žinau. 1-1. Kiek jau užsimetėm? 2-2. Ne, seniai nelaimėsiu. 3-3. Visus įmetė. Nuomonė. Visus 3 įmetė. Nežinau, pralaimėsiu. 1-1. 2-2. Jeigu po 3 vėl met. 2. 3. 2 metimai, po 2 metimus. Aš? Oi. Oi, 1-0. Nėra ledo vienose. Oi, kaip 2-1. pasisekė, sulūžęs toks įkrito. Šiandien jam labai nekrito. Jūs? Lygiosios ventyra, kaip sakoma. Čia ta fire spaudžiama. Po 1 metimą. Jo. Čia jau kervis. Gėda darai, tai kretinguos mainam. 1. Šiaip mėnė linija, bet... Žiūrėk, ką pasitaip. Ei, the champion. Čempionas. Ais. Suėjimas. Bam, 2 iš eilės. Pirmas buvo už kadro. Suprantu, ašgi galiu pataikyti, jūs tik to nežinau. Ko nemiti? Duodu kitiem. Psichologija. Ne, duodu kitiem, aš pasireikšti. Psichologija. Aš asilas. Ne intrigos. Trečias ratas, laikrodis. Jau turim 3 laikrodžius, įsivaizduojat? Galiu duotorį. Ką tikrai, nežinau, kuomis išvadinu. Mano mėgstinis. Tim. Maladėc, tavo atleistas visos nuodėmės.
Neįmeti? Tu reikia 8, ne? 1. Davai, baigė, reikia. Sakalelek. Sustok traukinį. Daugiau žodžių nebemoku. Žinai, kokį šokoladą Gvidas neva. Pergalės. Lembai, mosi panašiai. Nėra didelė nosis. Reik po finalę, esu reik prisistatymą. Na kągi. Ir į didį laikroduko finalą pateko mūsų pirmasis dalyvis. Prisistatykite. Svajūnas Sidabras. Miestas iš kur? Amžius. Svajūnas Sidabras. 18 metų. Kvėdarna. Ir antrasis dalyvis. Su Gvidas Kontrimas, man yra 13 metų ir aš esu iš Palangos. Ir aš mėgstu blondinės. Man brunetės nepatinka. Aš Armandas, man 7 metai, man patinka blondinės, brunetės nepatinka. Esu draugiškas, draugų neturiu. Mėgstu aktyvų sportą, tokius kaip šachmatus ir šaškes. Let's go. Let's win this game. Tai jūs priešininkai žaidžiate. I don't give up. Give me a ball. I want to shoot. Na kągi. Ir pirmasis. Give me first. It's gonna be 3 out of 3 or 0 out of 3. Pirmasis. Koks jūsų vardas? Ramūnas Butautas. Ramūnas Butautas. Ir bus 3-0. It's gonna be 0-3. Pergalės? It's a fucking joke. I'm shooting like Matt Shrips. Ko šis dalyvis neragauja kokią šokoladą? Aš neragauju. Tautvydo pergalę šokoladą. Auksinė. Gėda. 3-1 už šitas. Didelis mane bando pasikeisti. Ir šiam vaikinui yra šansų. Galima rekreicint Lebrono nuotrauką. I'm gonna take it home. I'm gonna take it fucking home. Na kągi ir. Ar jis turi ledo vienas? Vat ir pakepėm vaikams kiaušinių. Ai, reikia užsidaryti, palauk. Nufilmuok, aš užsidarysiu darai. Išgėręs Akvilės, meti kaip Tadas Augustauskas? Ne, meti kaip Ignas Leščiauskas, dėl to jis geriau metų. You a fucking beast. You a fucking beast. O davai einam čempionį prasmešti iš priekį. Šitą iškirsim šitą. Pakartojam. Gerai, varom. Kiauras. Neįmečiau, ne? Neįmetė, visiškai buvo labai Dar pakartot. Na girdi? Raupšla. Dabar žiūrėk, be judės, ramiai. Kaip veteranas ateis. Kaip? Kaip veteranas, išgėręs Akvilės, meti kaip Ignas Leščiauskas. Pakartojam. Pienių vynas, taip svaigina, mane svaigina. Eik su mama greit. Biški per daug žmonių. Tik mane mylėk, pienių vynas, pienių vynas, pienių vynas, pienių vynas. Tai svaigina, kaip nesimato, mane svaigina. Reikia šitai pasistot. Tik mane mylėk, tik mane mylėk, pienių vynas. Pavargęs? Tai su kitu galim. Ne, davai. Trauk, pirštą. Kas yra, ką? Nenugalėtas Vitalijus Limontas yra net padėtas.
Prieš mane šitaip dar lengvai nebuvo, aš atidirbęs. Ignas net nepajudėjo iš vietos, tiesą pasakysiu. Tiesą pasakysiu, aš vos to pirštą net lenkiu. Ne, aš tik su 10. Davai, nu tai pažiūrim. Bailys. Tas vaikinas yra bailys. Eini tu spurgo pirkti. Tuoj, nu, su vyru tikru. Toks jau čia ir vyras. Pyplius. Tas irgi vaikšta. Tai paleidžiu. Net nepajudėjo, pirštelis lokintas, užlokintas. Aš manai nepajudėjau. Eik. Aš pats nepajudėjau. Nesuprantu, kaip viskas veikia. Gerai, atsisveikink. Ai! Ateik, Videlį. Su tavim dar greit susimatysim. Tikiuosi, ne. Sorry. Ta, hebra, davai. Dėl tavęs tipo draugą pakviečiau, sako, ir toks telefoną tiesiog žemė. Ir žodžiu, viskas vyko šičia šitoj vietoj ir kažkur telefonas šičia iš šitos krūmus nuskrido. Tai planas kol kas yra ieškot. Palauk, flešą reikia išsitraukti. Šešėlį. Dar įmanoma paskambinti. Alio. Ekstremalus įvykiai. Eik tu, na. Bet ant per pusę. Pareina. O pareinu? Nežinau, aš paskirti. Taip, aš šiandieną. Eilinė diena Kretingui. Eilinė diena Kretingui. Na kągi, ką tik grįžau iš Kretingos. Pasibuvom, pasikultūrinom, pasportavom. Na ir tai yra viskas. 1:30 nakties. Šiandien prabuvau su jumis praktiškai. Jūs prabuvote su manimi praktiškai visą dieną. Noriu padėkoti tiems, kas žiūrėjote iki galo. Noriu palinkėti visiems sėkmės, visko ko geriausio. Ir noriu paprašyti, kad pasubscribintumėt, paspaustumėt like mygtuką ir paspaustumėt varpelį, kad nepraleistumėt jokių naujų vlogų ir kitų vaizdo įrašų. Ačiū, kad buvote ir iki kito karto. Ačiū. 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 Ačiū.